Nugalėti tikriausiai dėl to, kad prieš 3 savaitės grįžom iš Italijos, kartu pasportavom gerai, parinkom kilometrų, tai realiai pirma dalis mums tikrai buvo palanki, antra dalis dviračiai gal kiek silpnesnė, bet to užteko, kad... Antroji pusė jau buvo sunkesnė, nes vis tiek jėgų atidavėm pirmoj pusėj, o šiaip dviračiais važiavęs, sakyčiau, prieš 5 metus gal, dabar po 5 metų užsėdau pirmą kartą ant dviračio, tai žiauriai sunku buvo, bet pasisekė. Tai varžėmėsi ekstremaliausiai rungty, buvo visokių ekstremalių rungčių, bet visai pavyko viskas gerai įveikti. Gal neris tikrai buvo kiek bauginanti, reikėjo gerai apsiskaičiuoti, kad srovė tave nuneštų į tinkamą tašką, kad nereikėtų papildomų metrų rinkt bėgant atgal. Nery vieną gurkšnelį gavau, tada porą kartų nuo dviračio nulėkiau, bet jo, smagu, kad Lietuvoje vyksta tokie renginiai, challenge'ai. Šiaip aš bent jau pirmą kartą dalyvauju tokiam renginy, tai... Nu ką, sveikinu, įveikėm suaugusių trasą, tai buvo mažiausias 6-metis, niekad tokių mažų nebuvo, daug aplenkėm, daug virvių rungčių buvo. Kokia baisiausia rungtis? Kuri baisiausia? Lipti į medį. Lipti į medį? O kaip užlipai į medį? Su tėčiu, ant tėčio ant kupros. Tai tėtukas tai užkėlė Taip. į medį. O paskui jau mes kur per upę, tai jau nebegalėjom, tau per aukštas virvės. Tai buvo. Tai ką darėm? Bėgam aplinkui. Aplinkui, dar 3 kilometrus, kai visi per upę nusileido, tai mes bėgom aplinkui. Nu ir laimėjom. Bėgom vieni pirmųjų, ką tik finišavę. Tai trasa iš tikrųjų labai smagi. O su oru pasisekė. Jo, gerai, kad buvo rungčių, kur sugebėjo organizatorius organizuoti vandenį ant galvos, tas irgi atgaivino. Jo, ne per karštą, ne per šaltą, kaip sakant, lietuks irgi nesutrukdė, nebuvo jo. Tai va, tai iš tikrųjų fantastinis renginys. Labai džiaugiamės, kad grįžo po metų pertraukos, ar ne, ir pasiruošė ir toliau dalyvauti kiekvienais metais. Rezultatas geresnis nei kad tikėjausi, čia aišku dėka tikriausiai gero partnerio, tai labai smagu, gal trasa šiek tiek pasirodė biškį lengvokas šį kartą. Šiais metais jo, tokia lengvesnė lyginant su nes anksčiau vis link laiko ištiksėjimo, dabar žiūrim, kad tik 2 valandas. Tai va, labai faini įspūdžiai, gal kitais metais reiks pereiti sekančią lygą. Jo, lauksim kitų metų, treniruosimės. Bėgau geltonoj grupėje su kolega. Pradedant bėgti pirmą kartą dalyvaujama pilnai gyvenime, tai buvo sunku mastelį pagauti, bet kai pagavom, gan gerai ėsi taškai po taško, nu, bet buvo ir nugrybavom. Kai nugrybau ir nematai geltonos grupės žmonių, biškiai nejauku pasidaro, kad kažkur ne ten bėgi. Ekstremalių momentų, nu, geltonoj gal ne per daugiausiai. Ekstremaliausia gal tai, kad per nerį reikėjo perplaukti. Ekstremaliausia. Į šulinį lįsti. Galvojau, kad reikės kažkur giliau ten paklaidžiat. O šiaip tai nerimi buvo plaukti labai fainai, gaivu. Su plaukimu draugauju, tai problemų nebuvo. Sunkiausiai tai turbūt buvo susigalvoti pavadinimą. Mes jį dar galvojam. Vis dar galvojam. Taip, noriu Robertai labai padėkoti. Ačiū tau dar. Be jos nebūtume to padarę. Senokai be jo. 4 metai, 4-3. 4-3, o su plaukimais, dviračiais, pusiau triatlonai. Taip. Startavom triatlonį. Ne pirmas challenge'is, esam lipę ant podiumų. Esam. Ja, tai tikiuosi ir šiandien tą padarysim. Buvo ir įvairių užduotėlių smagių. Tik tai niekai nepavyko mums pavyti savo priešininkų pagrindinių. Kažkaip tai nuo pat pradžių jie nudūmė į priekį ir mes truputį padarėm klaidelę miške ir jie nuvarė, taip ir nepavėjom. Jo, mes jau su jais konkuruojam daug metų iš eilės. Smagu viskas buvo, nesunku. Iš tikrųjų gan lengvai kažkaip šį kartą. Šį kartą tikrai lengvai. Dėl to, kad bėgimo buvo mažiau, nes su dviračius tiek nėra sunku važiuoti. Tikrai yra buvę daug sunkesnių. Jo, žymiai sunkiau. Taip. Dabar tokie atsigavę, atbėgom kažkaip. Tai mes jau nuo 2,5 metų Dovydas mina dviratį.
Šiandien buvo treniruotė prieš rytojos varžybas, triatlono varžybose rytoj dalyvausim. Tai Dovydui pirmas startas, plauks 50 metrų, mins dviračiu 2 ir 3 km ir 500 metrų nubėgs. Jo bus kaip pirmas varžybas, ruošiame sudalyvauti visuose. Tėvelis papasakos, ko tikisi iš sūnaus ateityje, kokių pasiekimų, olimpinė rinktinė galbūt. Viskas priklauso nuo jo paties. Kaip sakau, reikia duoti meškerę, o jis jau pats pasigaus tą žuvį. Tai jis pats motyvuotas ir pats labiausiai nori dalyvauti varžybose. Taip? Taip. Nu, šaunuolis. Labiausiai patiko kliūčių ruožas, kur reikėjo sekti raudoną liniją, o nustebino galbūt tas tinklas, nes jis buvo labai toks tamprus, labai sunkiai liposi. Kam skiri šitą pergalę? Savo tėčiui, kuris bėga raudoną trasą su savo draugu. Tikiuosi, jiems pasiseks. Norėčiau bėgti kitais metais mano geltonoje trasoje su tėčiu, nes man patinka šiaip bėgti, patinka orientuotis, patinka kliūtis įveikinėti ir šiaip man patinka ir laimėti. Kokios emocijos? Labai geras. Šlapia šiek tiek, faina. Labai fainai. Ačiū labai. Kas buvo sunkiausia šiandien? Kas bus sunkiausia? Gal nuo lyno išdrįst užlipti iki pat lyno to, kad nujaučiu aš. Ir bėgt greit sunku. Jo. Šilta. Ir medį lipt, kur buvo virvė, toks irgi toks jau šiek tiek.